Šiandieną specialioje mokykloje vyksta stalo teniso turnyras. Jūsų tėvelio šviesaus atminimo Marcinkevičiaus Sigito garbei. Plačiau apie tą turnyrą, kaip kilo idėja jums jį įgyvendinti? Kaip aš galiu pasakyti, įgyvendinti. Jau tas turnyras Taurė vyko prieš kokius, gal bijau tikslios datos negaliu pasakyti, bet kažkur 5-6 metus atgal vyko veteranų turnyras šitą. Kadangi jisai buvo šitos sporto šakos, čia mano mama, tėtis, dar yra toks Dominikas Katkauskas šių pensijų, faktiškai dar yra Barevičius Vytautas, bet jau jaunesnis biški. Tai jie yra faktiškai šio miesto stalo teniso pradininkai. Ir, reiškia, kaip mes nutarėm, taip šeimyną, ir su direktorium sporto centro kalbėjom, su Dangiu Rimkučiu, su Romu Markevičium. Nutarėm taip, kad reikia padaryti Tečiaus taurę. Kadangi jis, kaip čia pasakyti, buvo daugkartinis Raseinių miesto čempionas, 76-77 metais Alytaus miesto čempionas, kažkur tai 79 metais, dabar tiksliai negaliu pasakyti, bet dar ir 80 buvo Klaipėdos miesto čempionas. Ir faktiškai šiame mieste Raseiniuose jisai beveik visą savo gyvenimą pradirbo, surišta viskas pas jį su sportu. Pačiame turnyre, sakykite, iš kur atvyko dalyviai, maždaug kiek ir iš kokių miestų? Dalyvių kiekis kažkur yra apie 30 dalyvių, tai išeitų 28 vyrai ir 2 moteris. Yra iš Šiaulių, iš Radviliškio, su vietiniai raseiniečiai, iš Kauno vienas veteranas, Budriūnas, ir iš kur dar čia yra, ir iš Tauragės vienas. Sakykite, o kas teigia apdovanojimus prizus laimėtojams? Faktiškai tai kaip apdovanojimus prizus laimėtojams skiria Raseinių sporto centras. Ir dar mes šeimos nariai pridėsim biškį ten, ką galim. Tai sakykite, toks turnyras, jisai planuojamas dar ateityje, bus kaip kasmetinis, ar turite kažkaip planų? Čia galiu pasakyti tiesiai šviesiai ir atvirai, be jokio melo, be nieko, šitas turnyras bus tradicinis kiekvienais metais. Bet tik tai dėl tolimesnės eigos aš nežinau, kur jis bus. Bet reikia manyti, gal vėl kitais metais čia bus.